Domas Briškys patenkintas dėkoja ir sirgaliams už palaikymą. Čia po to galimybė atsakyti tuo pačiu. Pirmo karto apsiginti Rumunui Krisanui, po to smūgis iš toli ir dar vienas šansas ir tai yra įvartis. Sergejus Ševčiukas lygina rezultatą, tradicinis jo firminis, galima sakyti, įvarčio šventimas, ta širdelė piešiama ir dabar jau Šiaulių komanda lygina rezultatą po tokios gana, galima sakyti, sumušties. Nepavyko iš pat pradžių Krisanui išmušti kamulio. Liko kamuolio. Ševčiukas greitas, ne, čia išbėgo alaus. Martynas Matuzas ir tušti vartai, be įvartis. Va taip, Ševčiukas pasinaudoja grubę Matuzo klaidą. 72 minutė išlaikė kamuolį ir įmuša į tuščius vartus. Perima kamuolį dabar Davidas Arlauskis. Jo perdavimas Ruskikui, šis į priekį, Ševčiukas ir 2-0. Sergejus Ševčiukas muša įvartį 40 rungtynių minutę, tai galima sakyti yra įvartis į Rūbinę. Ir tikrai atrodo, kad Banga šiame sezone atrodo labai solidi komanda. Dievas į priekį Klaudijų Jupstų, Jupstas greitas. Nieko nuostabaus, kad aplenkė Algį Jankauską, į baudos aikštelę atiduoda perdavimą, čia šansas mušti įvartį. Ševčiukas, sudelsė Sergejus Ševčiukas, bet vis dar yra šansas, smūgis į vartus ir įvartis. Gargždų Banga švelnina savo atsilikimą. Ilgai ten su kamuoliu žaidė Sergejus Ševčiukas ir galiausiai sugebėjo atlikti smūgį. Bei pasižymėti 3-1 atgyja tribūnos Gargždų stadione. Tuo pačiu Maksimas Tiščenko atliks keitimą. Aukščiausio lygo ir Banga yra geras šansas. Čia vienas prieš vartininką ir Ševčiukas. Įvartis įskaitomas, nuošalės nėra, 34 minutė. Gynybos linija dabar nesužaidžia patikimai ir Banga nutraukė įvarčių badą. Artūrui Sirikui. O patarimą iš trenerių štabo dėl to, kad tuščias vidurys. Čia Urbaitis, jo perdavimas ir taip, Ševčiukas lygina rezultatą 1-1. Puikus Urbaičio žaidimas, puikus perdavimas. Ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Idealiai dabar viską atlieka Gargždų Banga. Sveikinimai šiai komandai. Puikus epizodas. Ir Gargždų Banga parodo, kad šiandien nusiteikusi yra rimtai. Ir ta klaida gynyboje buvo tiesiog nelaimingas atsitiktinumas. Pralaimėjimų apskritai nebuvo. Taigi vienas kol kas didžiausių pralaimėjimų šiame sezone, kurį Banga gali patirti. Perdavimas į baudos aikštelę, čia smūgis ir įvartį vis tiek muša Sergejus Ševčiukas. Bangos komandos futbolininkas, skaičiavau ir be reikalo. Dabar Banga irgi pasižymė ir nei Šiaulių didžiausias laimėjimas, nei Bangos didžiausias pralaimėjimas kol kas. Botkus. Labai gražiai ataka, ko viskas pasibaigs. Griebėsi už galvo žalgirietis. Ir Gargždų Banga turės puikią progą įmušti įvartį. Geltona kortelė rodoma. Artakas Jedigarianas, pirmas kėlinys jam ne pats geriausias. Aikštės pusę, Velička. Ir dar kartą prarastas kamuolys. Ševčiukas pro vieną, pro antrą varžovą. Be pražangos. Ne, šiek tiek padvėjojęs, vis dėlto tą pražangą skelbė Sergejus Slyva. Šioje situacijoje galbūt sužaidė ir vidinis ryšys, tai yra Veličkos link, šio perdavimas galva į vartų prieigas, tačiau ten šalia Soslanbeko Aršijevo nėra nei vieno Žalgirio žaidėjo. Bangos kontra išpuolis. Šturmo Gargždiškiams reikės ir... Mes tikrai tikėkime, kad tai nėra aukščiausia, ką gali šis žaidėjas, nes jeigu tai yra geriausia, ką jis gali, na, tai tada Šiauliuose šis žaidėjas tiesiog, manau, ilgai neužsibus. Tačiau tiesiog
Pamatysime visą tai ateityje, kol kas, aišku, kalti prie kryžiaus po pirmųjų 3 rungtynių taip pat, turbūt dar negalima. Savčiukas, pirmieji prisilietimai jo prie kamuolio, tikrai techniškas žaidėjas. Gražiai, čia žaidžia jis tarp dviejų žalgiriečių, prasimeta kamuolį ir pražanga fiksuojama. Ir gali būti pavojinga. Livelto priima Jogidarianas. Tačiau prarastas kamuolys, Lieščius yra tenais kairėje, Ševčiukas kamuolį gauna ne iš karto, tačiau gauna. Gali žaisti 1-1, puikiai suklaidina 2 žaidėjus, atrodo, kad ne, visgi Jogidariano nepavyksta suklaidinti, tačiau Janušauskas buvo paliktas už nugaros tikrai spūdingai. Matysime itin pavojingą ataką, vėl Ševčiukas. Ir vėl baudos aikštelėje ukrainietis, vėl perdavimas, Tadas Eliošius muša ir gelbėja šiaip ne taip komandą ir yra įvartis nuošalės, ne. Rokas Gedminas, štai toks debiutas, kuris gali Ketvirtasis Edgaras Drąsutis, 96-asis Benas Pietinis, 98-asis Klaudijus Upstas bei 99-asis komandos kapitonas Eivinas Zagurskas. Čia pražanga visai netoli baudos aikštelės, tad bus šansas Gargždų Bangai sukurti šitą pavojingo Žalgirio komandos vienuolikę. Priminsiu jau po šio baudos smūgio. Maksimas Tiščenko be abejo vadovauja Gargždų Bangai. Rungtynėms teisėjauja Gediminas Mažeika, jam talkina Vytautas Šimkus bei Vytenis Kazlauskas. Jei pavyktų dabar greitai iškart po pertraukos sušvelninti rezultatą, tad šansai būtų visai nemenki pakovoti bent jau dėl taško šį vakarą Gargždų Bangai. Dabar jau ir sirgaliai aktyviau ragina savo numylėtinius. Laukiame arbitro švilpuko, nemažai ten pasistumdymų baudos aikštelėje, dabar duotas leidimas, perdavimas ir net panašiau į smūgį, Armantas Vitkauskas kumščiuoja kamuolį tolyn. Išėjęs, kaip minėjau, po keitimo žaidėjas, tai Janis Bachlo tikrai suaktyvino Alytaus komandos žaidimą ir karts nuo karto Gargždų baudos aikštelės priegose kyla vienoks ar kitoks gaisras. Tašką ir 83-asis Aleksandras Ruskikas. Ir Ševčiukas, dabar jo ataka dešiniuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę, išmuša kamuolį Paulius Pocius, Vadas Arlauskis bei Sergejus Ševčiukas yra įvarčių autoriai. Ir beje, Paulius Pocius prieš rungtynes sakė, kad duodu 90%, kad šiandien pasižymėsime. Ir Paulius Pocius sakė, kad visas Mikailas Zizelevas tokia yra Klaipėdos Granito vidurio saugų grandis. Ševčiukas 1-1 ir į baudos aikštelę perdavimas dabar ir suaktyvėjusi pastebimai Banga. Galbūt norėtų ir to trekti jėgos kabutėse aikštės viduryje ir galbūt Ruskikas sugrąžins tą kamuolio kontrolę Bangos komandai. Ševčiukas dešiniuoju kraštu į baudos aikštelę ir Zagurskas. Labai gerai Zagurskas į kraštą, ten Ševčiukas prieš Nakrošių, kuris yra gerokai lėtesnis. Ševčiukas labai lengvai suklaidina varžovą, be jokių šansų. Nakrošiui 1-1 ir paskui jau jos smūgis į vartus, tik nepavyksta pataikyti į vartų plotą. Nakrošius vasarą prisijungė prie Klaipėdos Granito klubo. Donatas dešinio gynėjo pozicijoje geriausiai jaučiasi. Forma galbūt dar nėra pati geriausia, tačiau jis tikrai įsivažiuos. Šeškinas muša tiesiog už aikštės. Ševčiukas gali žaisti 1-1, labai techniškas žaidėjas. Tikras krašto saugas, tai baigėsi. Makijevas sugeba peradresuoti kamuolį į kairį kraštą. Čia Makijevas. Jau baudos aikštelėje link Siriko ir dabar Granito komanda. Jeigu per tas likusias minutės niekas nepasikeis. Ševčiukas labai lengvai pabėga nuo persekiotojų. Čia dar viena proga. Smūgis! Ui. Makijevas jau jėgų nebeturi, pernelyg greit ir niekur neskuba Ševčiukui ir tegul Ševčiukas tvarkosi 1-1. Jis greitesnis, žymiai už Šiškiną. Jis staigesnis, net negali lyginti. Tiesiog apibėga.
Neblogas perdavimas į baudos aikštelę, gera situacija. Viską bandė atlikti link Siriko. Pritrūko tikslumo, banga protingai, nesijungia gausiamis pajėgomis į priekį. Lieka nemažai žaidėjų gynyboje, nes išsaugoti rezultatą yra svarbiausia. Ševčiukas. Išmaudo visiškai kaip Nakrošių dabar irgi. Abu kraštinius gynėjus Ševčiukas plauna šiandien kaip nori. Jis greitesnis, techniškesnis ir praktiškai vien. Čia Jasaitis arčiau vartų ir koks perdavimas kulnu. Štai taip sužaidė. Na, spėčiau, kad tęs rungtynės jis. Lietuvos jaunimo rinktinės narys Justinas Januševskis, o jau ir į vyrų rinktinę kvietimo buvo sulaukęs. Čia smūgis iš toli, Rapolis štai taip tik atmuša kamuolį nuo savęs. Gal ir ne visai užtikrintai sužaidžia vartininkas, bet nei vieno Šiaulių žaidėjo arti nebuvo, kuris galėtų pasiųsti kamuolį į tinklą. Čergešvilis, jo perdavimas blokuojamas. Elijošius. Ševčiukas. Aplenkė dabar jis Deividą Česnauskį. Perdavimas Elijošiui ir dar kartą į viršų. Pirmajame kėlinyje pamatėme iš ties apylygį futbolą ir neišeina pasakyti, kad trakai labai dominavo, bet vieną progą susikūrė, vieną įvartį įmušė ir jeigu dabar nenutiks nieko jiems labai blogo, tai išsaugos tą pranašumą ir nešį sulaukė. Ševčiukas. Vyto Gašpučio. Čia Sergejus Ševčiukas kairiajame krašte. Ševčiukas prieš Roberto Freidgeimo ir štai taip dabar priverstas dirbti Pavelas Liausas. Kaip iš patrankos bėga. Skuba šiauliečiai suprasdami, kad laikas tikrai nėra jų sąjungininkas šiuo metu. Semeniukas arčiau vartų ir 2-1. Puikus įvartis. Sergejus Ševčiukas ir šiauliečiai tarsi sako, kad čia dar niekas nebaigta. Na ir Ševčiukas rodo tą savo firminį ženklą, širdutę siunčia kažkam linkėjimus. Na ir toks įvartis tarsi iš niekur, dabar nieko nebuvo prieš Ševčiuką, tik ką sakiau, kad nežaidžia kažkokių labai gerų rungtynių šiandien jis. Bet čia yra šansas. Ir savo komandą išgelbėja. Ir dar viena Šiaulių komandos ataka. Ataka kairiuoju kraštu ir čia Sergejus Ševčiukas. Na, kalbant apie tą 11 metrų baudinį, toks tikrai įdomus buvo skirtas pirmojo rungtynių dalyje, kai Sergejus Ševčiukas norėjo išsivaryti, taip sakykime, iš baudos aikštelės. Ir prie pat linijos buvo pražanga prieš Sergejų Ševčiuką ir Radavičiaus perdavimas į kraštą. Ševčiukas kairiajame krašte ir Ševčiukas į baudos aikštelę pavyksta apsiginti dabar. Čia į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys link tolimojo virpsto ir Lukas Šarkauskas apsigina. Ševčiukas. Gražus perdavimas Radavičiui, šis kairė koja. 0-3 Marijampolės Sūduvai, bet čia dar nedidžiausias, 0-4 trakams irgi čia dar ne pats didžiausias, 0-5 buvo nesėkmė prieš Klaipėdos Atlanto komandą svečiuose. Čia 11 metrų baudinys, ne. Taip, 11 metrų baudinys skiriamas. Štai tokia situacija ir matysime, kuo dabar visą tai pasibaigs. Ir ne. 16 numeris Sergejus Semeniukas, jis labiau turbūt dešinėje. Tai būtų visiškai logiška ir šiauliečių komandos ataka. Deividas Mikelionis reaguoja ir pavojų likviduoja. Na, taip pat nepaminėjau dar Edvino Jasaičio, jis taip pat rungtyniauja. Gali sužaisti ir krašte, gali žaisti ir viduryje. Yra šiauliečių komandos gerbėjai šiandien. Aišku, sakykime, jeigu rungtynės vyktų akademijos stadione. Čia geras perdavimas, reikia perdavimo baudos aikštelę, arba galima žaisti ir taip. Labai neblogai viskas atlikta, smūgis galva, Trakus ir turbūt niekas tau nieko nesakys, vis tik tai yra turbūt šią dieną stipresnės komandos, bet prieš tos tiesioginius savo konkurentus, aišku, laimėti yra labai svarbu ir čia pirma puikia proga, kurią turi Šiauliai, niekas dar nesibaigia, kamuolys baudos. Sarginių žaidėjų suolo ši komanda neturi. Ir šiandien pasirinkimai irgi šiek tiek tokie yra apkarpyti. Tomui Ražanauskui čia smūgis bando dabar Sergejus Ševčiukas. Lengvo nebus, bet na, kol kas Žalgiriui viskas kaip ir sviestas. Čia Sergejus Ševčiukas baudos aikštelėje, jo smūgis ir neblogas.
į artimą į vartų kampą. Ševčiuko šokiai su kamoliu ir po to netikslus smūgis. Ir Saulius Klevinskas grąžins kamolį į žaidimą. Jau daugiau kaip pusė pirmojo kėlinio sužaista ir rezultatas yra 3-0 Žalgirio komandos naudai ir viską Žalgirį rengia, o po to jau perdavimas į priekį atliekamas. Čia Dovydas Medžiaušis grąžina kamolį atgal Sergejui Ševčiukui. Ševčiukas prieš Rolandą Baravyką. Klaidinantis judesiai, baudos aikštelė,